iš viso širdies sveikinu. Kaip man sako, rusiškai, nežinau, žinai. Ne, Kristus tavos kvies kažkaip kitaip. Žodžiu, sveikinu. Viešpaties įžengimo į istoriją proga, kurie vis daugiau ir daugiau žmonių ir tautų atpažįsta ir pripažįsta. Taigi vakar 3 karaliai, ta tikroji diena, sekmadienį mes jau šventėme didelę šventę, kuri vėlgi primena, kad nors atrodo Dievas toksai nusižeminęs ir ateina labai paprastų kūdikių, tampa vienu iš mūsų, pagerbdamas žmogiškąją prigimtį ir kviesdamas ir mus kiekvieną gerbti savąją prigimtį ir mylėti ir didžiuotis, kad esame žmogus. Ir kad šitą Dievo judesį, kad pastebėtumėm ir pripažintumėm ir švęstumėm ir džiaugtumėmės tuo. Taigi 3 karaliai kviečia žmonės pripažinti, kad net tu vienas ieškai ir atpažįsti, kad įvairiausių tautų žmonės ieško prasmės, ieško ryšio su Dievu. Ir kiek daug yra visam pasaulyje skirtingiausiuose kultūrose žmonių, kurie šitokį Dievą atpažįsta, su juo ryšio, ieško, jam patiki savo gyvenimą. Dėkokime Dievui už tą jo žingsnį, tapti vienu iš mūsų, nes tas žingsnis yra meilės judesys, meilės darbas. Ir klausykime švento rašto, kuris kaip tik ir kalba apie būtent motyvą, kodėl Dievas kuria pasaulį, kodėl Dievas pats su kūriniu nesusijungia. Iš Šventojo apaštalo Jono 1 laiško: mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Tai Dievo žodis. Taigi, kas yra meilė, tai yra Dievas. Tai ar bet kuri pora, kuri flirtuoja arba sako, kad mes mylime vienas kitą, jau yra dieviška ir mes galime sakyti, gal, ir mes šiaip tikime, kad po įsikūnijimo, po Dievo atėjimo žmogaus pavidale, žmogus tampa dievišku. Bet meilė, mes suprantame, kad štai meilės esmė yra dovanojimas. Dievas dovanoja savo sūnų kūrinyje. Iš karto pasakoma, Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų. Tai tas ryšys vadinamas meilė, kuris dovanoja kitam žmogui ir net išdrįsta dovanoti save. Tai mes sakome, kad šitas pirminis impulsas meilės yra iš Dievo išeinantis ir mes siejame jau su kūrybos aktu ir tada mes kviečiami atsiliepti. Ir tada pripažįstame, kad Dievo atsiuntimas viengimio sūnaus yra meilė ir tada, ką Jonas iš karto sako,
tai duoda mums gyvybę ir štai tada, kad ir mes galėtumėm mylėti vienas kitą. Ir Evangelijoje pagal Morkų dar kartą turbūt tą patvirtins dovanojimo gestą, kad jeigu tu myli, irgi tada mylėk kitą žmogų ir vėlgi tas Jėzaus mastas, kaip mylėti, kad net gyvybę už draugus būtum pasiruošęs atiduoti. Ir ar lengva mylėti? Štai tas klausimas, kuris nuolatos iškyla, ką reiškia mums kasdienybėje šitą ryšį išlaikyti su konkrečiu žmogumi, su savo mama, su savo dukra, su savo sese, su savo bendradarbiu, viršininku ar pavaldininku. Ką reiškia mylėti? Klausykime Šventosios Evangelijos pagal Morką. Viešpats su jumis. Jėzus pamatė didžiulę minią ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos ilgai mokyti. Dienai baigiantis prisertino prie jo mokiniai ir prašė, ši vieta tuščia ir jau vėlyvas laikas. Paleisk juos, kad pasklidę po aplinkinius vienkiemius bei kaimus, jie nusipirktų valgyti. Bet Jėzus tarė, tai jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai tada teiraujasi, gal mums eiti ir nupirkti duonos už 200 denarų ir duoti jiems valgyti. Jis sako, o kiek turite duonos, nueikite ir pažiūrėkite. Patikrinę jie atsako, 5 kepaliukus ir 2 žuvis. Tuomet jis įsakė susodinti žmonės būriais ant žalios vejos. Ir tie susėdo, būrys prie būrio, po 100 ir po 50 žmonių. Jėzus paėmė 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė duoną ir davė mokiniams, kad išdalytų žmonėms. Jis taip pat liepė visiems padalyti tas 2 žuvis. Ir visi pavalgė iki soties. Jie dar pririnko 12 pilnų pintinių duonos gabaliukų ir žuvies likučių. O valgytojų buvo 5000 vyrų. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai nenaikina mūsų klaidą. Tai dabar nekalbėsiu, štaigi konkretus rūpestingumas, kuris pasireiškia kaip atsakas pastabumas, ko reikia, mokiniai iš karto deleguoja atsakomybę patiems susirinkusiems, viešpatie paleiskim, tegul kiekvienas pasirūpina. Jėzus kažkaip tai kviečia dar didesnį įsipareigojimą, tai jūs pažiūrėkite savo resursus ir jūs kažką dar padarykite dėl kito. Ir štai mes matome tą konkretų Dievo pasirūpinimą, Jėzaus pasirūpinimą mine, kada sutelkiama tai, ką žmogus turi, ir jeigu tada teikiama bendram labui, laužoma, dalinamasi ir užtenka. Mes sakom, duonos padauginimo stebuklas, jau suaugusio Jėzaus istorija pasakojama Kalėdų laikotarpį, kad mes geriau suprastumėm, ką reiškia įsikūnijimas, ką reiškia Dievas su mumis, ką reiškia Kalėdos. Garbėjus Kristui, ačiū Tėvui Gintarui už padarytas įžvalgas šiandien ir pasiklausykime, kągi sako šiandien žodis tarp mūsų.
atliepiant pirmą laišką Jonui. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis pamilo mus. Antrasis termodinamikos dėsnis teigia, kad amžinasis variklis negali egzistuoti. Vadinasi, jokia mašina negali neribotą laiką veikti be energijos šaltinių. Elektros generatoriui gaminančiam pavyzdžiui elektrą tavo namams irgi reikia kuro arba energijos šaltinių. Taigi, kad mašina veiktų, ji turi būti nuolat maitinama iš kokio nors energijos šaltinių. Kitaip, anksčiau ar vėliau ji sustos. Variklis negali veikti savaime. Panaši ir mūsų dvasinė inžinerija. Tai žinome iš Šventojo rašto eilutės. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Nepajėgsime mylėti tiesiog, negebėsime, jei nebūsime kupini mes jo meilės. Negalėsime dalytis jo atjautą ir gailestingumu, kol jų nepatirsime patys. Žinia, kad be Dievo mes nieko negalime, mus ne tik verčia būti nuolankiais, bet ir išlaisvina. Pats Dievas, o ne mes, yra visokio mūsų gerumo ir maloningumo šaltinis. Bet mums nepaprastai svarbu išlaikyti ryšį su savo gyvybės energijos šaltiniu, su Jėzumi. Bene pagrindinis mūsų maitinimosi būdas yra Eucharistija. Ji pasak Vatikano antrojo susirinkimo yra mūsų gyvenimo Kristuje versmė ir viršūnė. Mišiose Jėzus esti pilnatviškiausiai ir mes jį galime priimti apsčiausiai. Neužmirškime kasdien maldos, gilinimuose į šventąjį raštą, bendravimo su kitais tikinčiaisiais ir gerų darbų. Tai irgi mus maitina, bet pirmučiausiai mums reikia Jėzaus. Geroji naujiena štai kokia. Jėzui patinka mus maitinti. Jis ateina pas mus duonos ir vyno pavidalais, parodydamas, kad yra mūsų gyvastis, stiprybė ir maistas. Jis apdovanoja mus malonę, kai klausome jo žodžių ir švenčiame jo prisikėlimą. Jis išlieja savo galią ir veda mus, susirinkusius jo pagarbinti. Tai Jėzus, gyvenantis mumyse, padaro mus tikrai šventinčiais. Tai jis, o ne kas kitas, yra mūsų garbės viltis. Kai sunku atsiliepti į Dievo kvietimą mylėti, neužmirškime, kur galima atrasti meilės energijos šaltinį. Jėzus visada laukia mūsų. Jis trokšta mus apkabinti, pamaitinti ir mus sustiprinti visame kame. Dėkoju tau, Viešpatie, kad pirmas mane pamilai. Dėkoju, kad esi mano gyvastis ir gyvenimas, mano stiprybė ir džiaugsmas. Iš tikrųjų, ačiū, kad klausai. Manau, mums tikrai yra apie ką pagalvoti. Ir manau, kad jeigu mes tik nenorime to matyti, bet jeigu mes norime tą matyti, tai mes tikrai labai akivaizdžiai galime tą pajusti. Tai žmogus, kuris atšvyti, o jisai švyti ne savaime. Kai jis pasinaudoja visą tą jėgą, kurią mums duota iš vidaus, arba jinai užsklęsta ir uždaryta, stipriom langinim užkalta, arba jinai šiek tiek prasiveržia. Ir jeigu ji prasiveržia, tai iš tikrųjų tokio atveju mes labai aiškiai matom. Mes matom tiesiog spinduliuojantį žmogų, spinduliuojančias akis
švytintį veidą. Ta nesunku tikrai pamatyti. Ir pasižiūrėkit, ta šypsena, tas veidas, viską pasako, kad ir atėjus pas mus į bendruomenę, kai nieko yra, kai vienas kitam nusišypso, vienas kitą pasisveikina, vienas kitą paliekame žvilgsniu, kaip mielo vienas kitą sutikti, kaip pasilgstame vienas kitą. Negali būti, kad to nejaustų mūsų mokiniai. Iš tikrųjų, turbūt yra pagrindinė mūsų ugdymo dalis, kur mes turime labai atkreipti dėmesį ir atverti širdis tą. Nes tai mokiniai matome visi. Tai jie gali pajusti patys, tada jie negali nepajusti. Tai jeigu mes susisklendę ir marmuriniais veidais ateiname pas juos ir įlindę į savo rūpesčius, neuždarę duris tam, neatsiveriame meilė, tai ko mes galime tikėtis iš savo mokinių. Taigi melskime šiandien Viešpatį, melskime išminties mums visiems, siunčiant šventąją dvasią mūsų visų širdis, kad tie mūsų sprendimai būtų tokie, kad atvertume savo širdis meilė. Tada iš tikrųjų mes galėsime daug ką nuveikti. Mes tikrai melskime už tėvą Gintarą, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis mus toliau stiprintų dvasią, kad mes suvoktume, kokias galimybės mes turime, kad mes pamatytume, pajustume, kiek Dievas mus apšėja. Dėkokime taip pat Viešpačiui už šitą galimybę, kurią mes galime čia kiekvieną rytą susirinkti ir vienas į kitą pažvelgti. Ir tikrai, tie, kurie yra už durų, mes juos prisijungsim. Kitą kartą gal mus erzina ar kažkokia kalba, ar triukšmelis, bet mums reikia tik būti atsivėrusi. Tada mes priimsime viską su gerumu. Mums neerzins tada tokie dalykai. Visko yra, ir prašykime Viešpaties, kad tas nerimas ateitų. O kai prieš nosį uždarai žmogui duris, tai iš tikrųjų, nelabai, kaip man širdį, pavyzdžiui, skauda šiandien, kad mes uždarėme duris. Tie, kurie, kaip jiem jaustis. Tai melskime Viešpatį tos išminties, kad ne mums reikia, ne mum reikia tos tylos, ir čia ne atskiras būrelis, o tikrai visa mūsų institucija ir visa bendruomenė. Ir prašykime Viešpaties malonės. Melskime už tuos, kurie gieda, tikrai prašykime jiem Viešpaties malonės, nes tas tikrai reikia, tas pajudina, tas pradžiugina ir širdis ir prikelia. Melskime už mūsų popiežių, prašant jam dvasinės stiprybės, kad jis stiprintų visų pasaulio žmonės dvasiškai. Melskime už mūsų prezidentą, už mūsų Seimo narius, už mūsų valstybės vadovus, už mūsų švietimo ir mokslo ministerijos vadovus, prašydami jiems suteikti išminties, siunčiant šventąją dvasią į jų širdis, kad tie sprendimai jų būtų priimti mūsų švietimas, mūsų šeimų, mūsų mokinių naudai. Iš tikrųjų, tai būtų nesavanaudiškas sprendimas. Melskime mes už visus gimusius šiandien dieną mūsų bendruomenės žmonės. Melskime taip pat už sergančius, prašydami jiem kantrybės ir stiprybės. Melskime už Valytę, melskime už Angenytę, už josios seseris, už ekscelenciją. Melskime už Jevutę, melskime už Astą, už jos šeimą. Prašykime tikrai stiprybės, ramybės ir laimės. Prašykime, mes melskime už mūsų išėjusius pas Viešpatį žmones, melskime mes už Simoną, už Darių, Alfonsą, Kazį, Aušrą, Liliją, Ingridą, Rimantą, Mariją, Ireną, Violetą, Sigitą, už jėzuitus. Prašykime Marijos globos jų sieloms ir užtarimo mūsų kalbose pas Viešpatį. Prisiminkime mum brangius žmonės, kurie iškeliavo pas Viešpatį, prašydami jų sieloms Marijos globos ir pas Viešpatį. Taip pat melskime mes šiandien už Nidos, kadangi mes turime bendradarbiavimą su Nidos vidurinė mokykla. Šiandien jo direktoriaus pavaduotoja Albina švenčia savo gražų jubiliejų. Melskime mes už ją, mūsų
minutė važiuoja turbūt su komanda pasveikinti, mes prašykime jai stiprybės, kantrybės tame darbe. Na, dėkokime viešpačiui, mes ketvirtadienį pasveikinsim Antanėlį, jis gavo gerumo kristalą, mes prašykime, dėkokime viešpačiui už šitos gerus darbus, tikrai Antanėlis nesitikėjo, kad bus ir ekscelencijos brolis, jis nesitikėjo, kad bus įvertintas, sako, aš taip tyliai dirbu ir net negalvojau, kad mane kas nors gali atsiminti ir prisiminti. Tai iš tikrųjų turbūt didelė Dievo dovana tiem žmonėm, kurie būna kažkur, atrodo, daro savo darbą nuošaly ir tikrai jie būna, iš tikrųjų juos atkreiptas dėmesys ir jie būna vertinti. Tai čia tikrai galime dėkoti viešpačiui, kad siunčia tas mintis, kad tie žmonės yra kaip tik, na, Dievo taip pat globojami ir jie turi didelį džiaugsmą. Tas gal to džiaugsmo neturėtų, bet iš tikrųjų vakar su Rita teko kalbėti, sako, tiesiog buvo taip nudžiugęs ir toks džiaugsmas, sako, senai tėtę, mačiau, tai pasidžiaugiau, atrodo, tiek tėvų. Tai iš tikrųjų dėkokime viešpačiui už tuos gerumo kristalus, kuris siunčia vis čia mums. O dabar kviečiu į mūsų bendravimą.